Sveikučiai, draugai. Važiuojam išmatuot objektą. Tai nusprendžiau pakalbinti biškutį Žilviną. Duosim keletą klausimų, kuriuos galbūt atsakys. O gal? Nu, pabandykim. Nepasisveikysi? Sveikučiai, draugai. Pirmiškai. Kiek metų dirbi prie statybų? Prie statybų? Ai, prie stogų. Nu, prie statybų, prie stogų. Daug. Pusę gyvenimo savo jau dirbu jaučiu prie statybų, prie stogų. Tai kelis kartus dirbau vasarom, kai buvo 16-17, kai baigiau 12 klasių, biškį rimčiau dirbau, ten kai 3 kursą mokinaus. Po to biškį buvau išvažiavęs į Daniją ir grįžęs dar padirbau pagalbiniu ir dabar gaunas, kad 19 sezoną baiginėjam, 19 sezoną dirbu ant savęs prie stogų, prie statybų. Tai kiti metai bus 20 metų, kai dirbu šitą darbą. Balis bus. O kodėl nusprendei būti stogininku, kodėl jo tapai? Nes supratau, kad drabužių dizaineriu nebūsiu. Kas nežino, tai studijavau drabužių dizainą. Nežinau, kodėl neklauskit. Vaikystės traumos turbūt. Gal dėl to, kad grupėje buvo vien mergos. Koks klausimas buvo? Kodėl stogininku tapai? Nu, tai iš pradžių buvau pagalbiniu. Pamačiau, kad meistras, pas kurį dirbu, gerą pinigėlį uždirbu, o pagalbinis nieko gerą, tai sako, aš irgi noriu uždirbti daugiau. Tai bandžiau, ir kažkas gavosi jau. Ir jau 19 metų tą darbą dirbu. O turi įsimintiną kažkokį objektą, kuris buvo pats įdomiausias? Pats įdomiausias? Įdomiausias gal buvo Raseinių kapinės, kur prasidėjo mano visas tas judims, pakilims, kaip čia pasakyti, socialinėse tinkluose. Tai kai pradėjau ten, kai atvažiavo, kai mums nutvėrė ten, kai neturėjom statybininkų ID, kai gavom 1000 eurų baudą ir objektas buvo tarp kapinių vidurė. Tai šito objekto jaučiu neužmiršiu gyvenime, nes man kapinės labai nepatinka ir šiaip. Gal net tarp kapinių vidurio šalia? Nu, iš visų pusių, bet iš 3 pusių buvo kapinės ir buvo kapinių pagrindinė aikštelė ten. Tai aš ten atsimenu, kad turėjau Facebook'e 2000 followerių. Tai ten tą objektą, kai darėm tą mėnesį, tai iš 2 paliko 7000 followerių. Tai nuo to viskas prasidėjo. Va, dabar praėjo beveik 2 metai, turim 22 000 followerių. Tai ačiū jums, draugai. Aš čia kalbu apie Facebooką, nes šitas video turėtų būti YouTube'e patalpintas, bet gal bus ir Facebook'e, nežinau. O tarkim, nu, vis tiek, dažniausiai objektuose tau atneš pelną, o buvo kažkokių objektų, kur patyrei kokį didelį minusą? Jo, buvo toks lengvas minusėlis, minus 20 000 litų. Ačiū Saugielaukė ūkininkui, Galia ten kaime gyvena, Jankauskas pavardė. Jo, tas buvo prieš kokį 15 metų. Man išdūrė 20 000 litų. Nei teismai, nei nieks nepadėjo, tai savaitę be miego, savaitę be maisto ir supratau, kad turiu gyventi toliau. Ir kaip atsibašliau skolas visiems, nes 4 ten dirbom, pusę metų dirbau, kad atsibašliuočiau visiems ir tą iki dabar nepamiršau to įvykį. Tai va, tai linkėjimai. Matos, kad turi nuoskaudų dar. Norėčiau šauti vieną bliūdą jam. Žodžiu. Gyvenk toliau. Ok. O toks klausimas, kaip tu pradėjai ir kodėl pradėjai filmuoti video? Kodėl pradėjau filmuoti? Geras klausimas, šiaip net nelabai atsimenu savo pirmą video, kai pats pradėjau statyti garažą, kai jau ten buvo blokeliai pamūryti, kai pradėjau lieti žiedą, kažkaip rinko informaciją viską, nes nesu gyvenime tokių darbų nebuvau daręs prieš
prieš 8-9 metus, tai nusprendžiau YouTube'ai įkelti pirmą video. Aišku, gaila, galėjau dar anksčiau pradėti, nes nėra įamžinta, kaip sodyba atrodė, kai nupirkom. Tai klausimas, kodėl pradėjau filmuoti? Nežinau, gal pradžiai negalvojau čia apie kažkokį influencerį gyvenimą. Pradžiai norėjau įamžinti tai, ką darom ir kad pačiam būtų gal pasižiūrėti. Nes anksčiau labai retai keldavau video ten į mėnesį vieną, į 2 mėnesius vieną. Po to vis pradėjau dažniau ir esam, kur esam. O kokius, pavyzdžiui, tau video labiausiai patinka kelti ir kurti? Kokią turinę video? Nu, man labiausiai patiktų, ką mažai skiriu dėmesio, tai grinai pačiam darbui, kaip aš dirbu, ką darau. Gaila, kad mano kolegos nelabai nori mane pafilmuoti ir mes ne tai, kad nenori gal, bet mes neturim laiką paprasčiausiai viską užfiksuoti. Aš labai norėčiau turėti kažkokį žmogų, kuris man pastoviai filmuotų ir kur aš galėčiau kiekvieną dieną nufilmuoti kažką, nes visą laiką mes dirbam, bet aš tik tais kokį 1% nufilmuoju visų savo darbų, visų savo projektų, visų savo planų ir taip toliau. Tai kažkaip, nu vis tiek, kadangi aš toks esu žmogus neeilinis, kaip aš jaučiu, nes aš turiu labai daug pomėgių ir labai išmėgstu daug veiklų užsiimti, tai dėl to pas mane yra labai platus profilis. Ten žvejyba, Subaru lenktynės, krepšinis, dviračių sportas dabar atėjo pas mane, statybos, sodyba, podcastai ten vos ne, nu vienu labai daug visokių dalykų, tai vis tiek norėčiau ir labiausiai man patinka filmuoti stogus vis tiek. O kaip dėl podcasto ateityje planuoji dar? Taip, planuoju, aš labai noriu turėti kažkokią mini savo tą studiją įsirengęs, kažkokį kampą, norėčiau turėti kažkokius rėmėjus podcastą, norėčiau prisikviesti įdomius žmonės, kurie pakalbėtų apie statybos, apie stogus ir nuo A iki Z, nuo įrankių parodymą, nuo skardos gaminių kažkokio lankstymo norėčiau. Yra labai daug planų, bet neįsivaizduoju, kaip rasti tam laiko, bet ateityje tikrai bus. Žiūrėk, vis tiek, kadangi tu kaip ir viešas asmuo esi, tai gauni tikrai nemažai negatyvą ir kaip tau pavyks susitvarkyti su visais tais vadinamais heiteriais? Nu, kaip čia pasakius, kartais pavyks, kartais nepavyks. Renkos lengviausią variantą, tai užblokuoju ir viskas. Nesižaidžiu aš labai. Aišku, žiūrint, koks tas heiteris. Kaip aš sakau, yra kelių rūšių heiteriai. Yra heiteriai, kurie visiškai neišmana to darbą ir nori tau pakenkti ir ten įžeidinėti šlykščiai. Vos ne, jeigu ten palieč tavo vos ne šeimą arba asmeniškumus, tai visiškai neapsikraunu, užblokuoju ir, sakau, toliau judu. O jeigu ten būn kažkokia kritika, tai būn kartais nervuojas, būn kartais, kad panaudoju tai kaip tik gerą. Jeigu kažkokį mazgą žinau, kad aš, pavyzdžiui, gal blogai padariau ir labai daug susilaukiu apie tai nuomonių, tai kaip tik aš kitam objektą pasitaisau ir tada darau, nes kad ir aš 19 metų dirbu prie stogų, bet, kaip sakau, visą laiką mes mokinamės iš savo klaidų, tai nu, aš tas esu, kuris, kaip čia sakyti, sunkiai priimu kritiką. Per daug nervuojuos, per daug jam į galvą, bet aš manau, kad su laiku ir kad nu, nebėra taip kaip seniau. Manau, kad dabar tikrai viską žiūriu paprasčiau, nes jeigu tas man labai kenktų, aš turbūt iš vis nefilmuočiau. Supratau. O turi kažkokių ateities planų? Kažką ar filmuot, ar kažkokį naują projektą daryti? Yra daug tų planų, tik pasikartosiu, kad pagrindinė problema yra su laiku. Yra labai daug planų su komandų plėtimasi, yra svajonė mano statyti namus, noriu turėti kelias komandas, kurie darytų pamatus, sienas, ten visą vidų, apdailą, dažymai, išpakliavimai, kanalizacijos. Yra tokia svajonė turėti, sakau, dabar turim, tarkim, 3 komandas, norėčiau turėti ateityje kokias 5-6 komandas. Čia tokia kaip mini svajonė, tik tai, sakau, noris atsirinkti žmonės. O su filmavimas irgi, kaip ir, sakau, svajonė yra bent į mėnesį vieną podcastą išleisti. Norėčiau
norėčiau. Aš nežinau, aišku, čia nesu gal labiau mėgstu pašnekėti, negu gal nežinau, kaip man sekas pakalbėti, nes tik tais keletas podcastų tokių išėję. Tai susidomėjimas toks vidutinis buvo, tai nežinau, ar aš tinku tam ampla, bet man patinka ir aš manau, kad turėtų patikti kitiem išgirsti, kaip sakant, pastumsiu dabar ant vienos laidos, kur yra vyksta statybų gidas ar statybų, koks ten vyksta kažkokia savaitgalis tokia laida, nu tai ten viskas yra susijęs su rėmėjais, ten parodo visą laiką dujas kažkokias rodo, 3 rėmėjai pagrindiniai, kiekvieną laidą rodo viskas rėmėjai, ten rodo jie geriausi. Aš norėčiau turėti savo tokią laidelę, kur kiekvieną kartą pakalbėtume skirtingus žmonės, kurie iš savo pusės papasakotų apie tam tikrus dalykus. Nuo pagalbinio darbuotojo iki kažkokio darbo vadovo, direktoriaus arba labai didelės įmonės savininką, kad papasakotų savo istoriją, parodytų ten, sakau, išsikviesti profesionalius kardininkus, kad parodytų tam tikrus mazgus, ne tik pakalbėti, bet ir fiziškai parodytų tiek įrankius, tiek savo darbus. Tai va čia taip trumpai gal neišsiplėsiu. Aha, aišku. Bet, pavyzdžiui, vis tiek tavo visos tos veiklos reikalauja kažkokių tais investicijų. Ir, tarkim, pavyzdžiui, laimėtum 1 milijoną ir kur tu tos pinigus išleistum? Ar tu juos išleistum savo veiklom plėstis, ar kažkur kitur panaudotum? Tai žinai, laimi 1 milijoną, dažnai galva susisuka. Nu, kadangi tu, kaip žinai, mes dažnai apie tai pasvajojam. Čia kiekvienas tikriausiai apie tai pasvajoja. Tai sunku pasakyti, aišku, dabar galvoju vienaip, bet kaip būtų tas, kažin, kaip iš tikrųjų būtų. Ką daryčiau? O, čia geras klausimas. Tai turbūt vis tiek reikėtų pasistatyti namą. Reikėtų... Aišku, kad plėščiau savo veiklą, bet nežinau, kokią dalį skirčiau. Ten gal 100 000, gal 200 000 skirčiau savo darbui. Kažkokį turėčiau kažkaip gamyklinę kaip patalpą, daugiau skardos lankstymo staklių, kelis ten darbinius autobusiukus, kažką įrankius. Norėčiau įmonę praplėsti savo. O daugiau nežinau, gal kažkokią dalį vis tiek pasilikčiau gyvenimui, pragyvenimui, gal kažkur kažką ten kažkaip taip galvoju, kad taip daryčiau, kaip būtų, net neįsivaizduoju. Na jau, svajonės liek svajonė. Tai va, pasvajoju. O gal kažkokį palinkėjimą savo žiūrovam, sekėjam norėtum pasakyti? Pabaigai. Ką, norėčiau daugiau supratingumą. Aišku, sunku tikėtis, nes jūs turit kiekvieną savo nuomonę. Norėčiau palinkėti, kad mažiau klausytumėt, ką kiti šneka apie mane, nes yra labai daug įdomių nuomonių susidarę apie kokybę, apie kainas ir taip toliau. Tai geriau, kas planuoja išsikviesti mane kaip meistrą, pasidaryti samatą arba dėl stogo, tai išsikvieskit, susipažinkit su manim ir tada susidarykit patys nuomonę, o ne klausykit, ką šnek internetas arba draugelis. Tai norėčiau palinkėti tokią kažkaip draugiškumą, paprastumą daugiau. Ir ką, su artėjančiam šventėm visus. Iki. Iki.